Aš visus metus laiko kūriu YouTube video. Ir jeigu dabar pasižiūrėtum į mano kanalą, tikriausiai nepagalvotum, kad tai yra didelė sėkmės istorija. Ir tikrai aš nesu viena iš tų merginų, kur per naktį surenka milijonas peržiūrų ir 1000 naujų sekėjų. Tikrai nieko neuždirbu iš YouTube kanalo ir dauguma mano video surinka vos apie 100 peržiūrų. Jeigu viską matuotume skaičiais ir pažiūrėtume į mano kanalą iš analitinės pusės, tai tikrai šie metai nebuvo patys sėkmingiausi. Bet žinai ką, jeigu galėčiau grįžti metus atgal, būčiau vėl toj situacijoje, ar man pradėti kurti YouTube video ar ne, aš vis tiek pradėčiau šitą kanalą. Ir tikrai ne dėl to, kad vieną dieną galėčiau tapti tikra YouTube kūrėja, bet dėl to, kad per šiuos metus gavau daug daugiau negu sekėjų ar peržiūrų skaičius. Tai apie tai noriu šiandien pakalbėti. Būtent jeigu esi dabar tokioje situacijoje, kur galvoji, ar verta čia man kažką pradėti, ar turėsiu apie ką kalbėti, o kas jeigu nesurinksiu peržiūrų. Atvirai pasakius, šis video bus labai atviras pokalbis, parodysiu savo kanalo analitiką. Šį kanalą pradėjau kurti ne dėl to, kad norėjau jį kažkaip išauginti, bet dėl to, kad man buvo smalsu. Man buvo pačiai smalsu, kiek aš turėsiu kantrybės, ar turėsiu kantrybės dalintis turiniu reguliariai. Nes visą laiką sakiau, jeigu tu turi kokią didelę svajonę ir visą laiką nepradedi jos, tu niekada nesižinosi, ar jinai pavyks tau. Tai mano svajonė buvo ir idėja tokia, kad aš turiu problemą. Aš dažnai turiu visokių idėjų ir svajonių, bet labai dažnai jas užmetu. Tai mano buvo tikslas, kad reguliariai metus laiko postinsiu savo YouTube video. Tai ar man pavyko pasiekti šitą tikslą? Tikrai taip. Aš labai savimi didžiuojuosi, kad neužmečiau šito kanalo ir postinau, kūriau video netgi tada, kai nesurinkau jokių peržiūrų. Bandžiau save pušinti, stumti per tą nepatogumą, kur nėra kažkokio atsako auditorijos. Čia buvo didžiausias mano tikslas, kurį man pavyko įgyvendinti. Kaip ir sakiau pradžioje, aš mielai noriu pasidalinti statistiką, tai šiai dienai aš turiu 473 sekėjus, man atrodo, daugiau mažiau. Gal kol šitą video pasidalinsiu, tas skaičius pasikeis. Ir kaip mato, dauguma mano video surinko apie keli šimtai peržiūrų ir tik keli video buvo, kurie perkopė 1000 peržiūrų. Skaičiai tikrai nėra kažkokie įspūdingi, bet jie nepasako visos istorijos. Ir manau, dauguma žmonių galvoja, kad YouTube yra milžiniškas kanalas, tai jūs lengvai galite pasiekti savo tikslinę auditoriją. Bet kaip ir sakiau, pradžiai man tai buvo ne apie kažkokius skaičius, bet daug gilesnius dalykus, kuriais netrukus pasidalinsiu. Tai kol nepradėjau montuoti savo video, aš galvoju, kad taip lengva tos video daryti, žiūri tos kūrėjus ir atrodo, ai, kaip jie čia taip greitai sukūrė, taip. Ir kai tu nepradedi pats montuoti savo video, kol tu nepradedi galvoti, apie ką tu nori kalbėti, viskas atrodė daug paprasčiau. Ir aš kai žiūrėdavau tas merginas, kurios kūrė YouTube kanalus, visą laiką galvodavau, kaip fainai, jos tiesiog atsisėda prieš kamerą, pakalba ir volia turi milijonas peržiūrų. Tai yra tikrai labai toli nuo realybės, nes realiai tai užima laiko sugalvoti, apie ką tu nori kalbėti, tada sklandžiai išdėlioti savo mintis ir aš jau net nekalbu apie montavimo dalį, kuri užima didžiausią laiko dalį. Tai kai pradėjau kurti YouTube video, aš su laiku pastebėjau, kad man darosi lengviau iš tikrųjų iškomunikuoti savo mintį, jaučiuosi daug geriau prieš kamerą, kur pradžioje būdavo net sunku palaikyti kažkokį akių kontaktą su kamera. Tai aš visą laiką, kai darau šiuos video, nelabai patogu, aš įsivaizduoju, kad aš kalbu su savo geriausia draugė, su savo sesė, tiesiog esu su kažkokia mergina, kuri man yra artima ir kad mes suprantam vieną kitą. Tai iš tikrųjų, kai tu kuri YouTube video, manau, yra labai svarbu suvokti, kam tu skiri šitą žinutę ir kokius žmonės tu bandai pasiekti. Tai man tas iš tikrųjų labai padeda, išmokau aiškiau komunikuoti ir tie, kurie žiūri mano video, vis negaliu įsipatoginti. Tie, kurie žiūri mano video, jūs turbūt žinot, kad aš gyvenu Portugalijoje ir mes šeimoje kalbam portugalų kalbą, o už namų, kai važiuojam pas senelius ar su draugais, kalbam portugališkai. Tai realiai tos lietuvių kalbos mano gyvenime yra tikrai labai nedaug palyginus. Tai YouTube irgi viena iš priežasčių, kodėl aš pradėjau kurti, nes noriu kalbėti lietuviškai, noriu nepamesti savo įgūdžių, kaip kalbėti lietuviškai ir ypač dėl to, kad aš auginu sūnelį, kuris su manim kalba lietuviškai ir aš jį mokinu šios nuostabios kalbos. Tai man dar vienas yra toksai nepatogumas, kur bandau save statyti tas nepatogias situacijas tik tam, kad galėčiau toliau tobulėti. Taip pat YouTube mane mokina būti nepatogiose situacijose. Tai nėra patogu kalbėti prieš kamerą, nėra lengva paspausti tą mygtuką, postinti, dalintis su visais. Ir labiausiai yra nepatogu, kai tu pradedi iš tikrųjų sulaukti kažkokią atsaką, kuris dažnu atveju būna tikrai ne pats pozityviausias, bet tas nepatogumas mane iš tikrųjų mokina,
kaip aš šitą įgūdį galiu persikelti į realų gyvenimą, už skaitmeninio gyvenimo ribų ir kai vyksta kažkokie mažiau malonus pokalbiai, aš jaučiu, kad aš daug labiau savim pasitikiu ir galiu šitas situacijas išlaviruoti daug geriau. Taip pat YouTube mane privertė geriau pažinti save, kokias temos man yra iš tikrųjų įdomu. Tai čia labai įdomus aspektas, nes prieš kiekvieną video aš ruošiuosi, galvoju, ką aš noriu pakalbėti, ką aš noriu pasakyti. Ir kadangi aš daug metų esu dirbus marketinge, aš kai žiūriu turinį kažkokio ar YouTube ar kitame socialinių medijų kanale, aš analizuoju, visą laiką žiūriu skaičius, kiek peržiūrų sulaukia, kiek komentarų, kaip žmonės reaguoja tam tikrą turinį. Tai viskas mano galvoje realiai sukasi apie skaičius ir analitiką, bet iš tikrųjų man tas šiek tiek kiša koją, nes aš pradedu žiūrėti tuos video ir galvoju, kas performance, kas žmonėm yra įdomu, bet aš supratau, kad jeigu aš kalbėsiu tą temą, kuri man yra įdomi, man bus daug sunkiau nufilmuoti video, mano kalba bus mažiau natūralesnė, sakyčiau. Ir realiai aš tiesiog pamesiu interesą tą temą, tai realiai visa šita kūryba man priverčia įsigilinti, kas man įdomu, kokios yra mano vertybės, kas man aktualu ir kokią žinutę aš noriu iškomunikuoti tau, savo idealiausiam žiūrovai. Kaip ir sakiau, prieš kiekvieną video aš tikrai ruošiuosi ir realiai aš nežinojau, kiek reikia įdėti laiko ir pastangų į tai, kad sukurti tą video. Ir iš tikrųjų, jeigu tu neturi kantrybės ir tikrai manai, kad skaičiai bus vienintelis dalykas, kuris tave motyvuos kurti turinį, tai tikrai nerekomenduoju rinkti šito kelio, ypač YouTube kanalo, nes jame surinkti peržiūrą yra tikrai daug sunkiau, nes YouTube dominuoja ilgo formato turinys, tai nėra Instagramas, tai nėra TikTokas, kur žmonės gali skirti tik kelias sekundės savo dėmesio. Tai jeigu tau pačiai yra sunkiau kurti ilgesnį turinį, gali būti, kad tu šituo visų procesu mėgausies mažiau. Tai turėk omeny, kad laiko užtruks daug daugiau negu sukurti reelsą, ar papaustinti vieną ar dvi nuotraukas, parašyti trumpą aprašymą, tai šis procesas trunka ilgiau. Vienas iš paskutiniųjų dalykų, kurį noriu pasakyti ir apibendrinti, tai jeigu turėsi tikslą kuriant YouTube video, nebūtinai YouTube, aš sakyčiau, bet kokią turinio kūrybą skaitmeninėje erdvėje, yra labai svarbu kurti apie tai, kuo tu pati tiki. Nes yra labai lengva ir aš galiu pateikti vieną iš pavyzdžių. Aš scrollinau YouTube ir pamačiau vieną vaikiną, man atrodo, jis amerikietis, kuris gyveno Lietuvoje ir jisai pasidalino kultūriniais faktais, kurie jį šokiravo. Ir jisai pasidalino video, kokie kultūriniai dalykai jį šokiravo gyvenant Lietuvoje. Ir aš pagalvojau, wow, kokia gera idėja, kodėl nesukūrus tokią pat video, tik Portugalijos versiją, tai lietuvė, kuri gyveno Portugalijoje ir kultūriniai faktai, kurie šokiravo. Rašiausi tam video, rašiausi skriptą, rašiausi punktelius, apie ką noriu pakalbėti, sumontavau, papaustinau, volia, ir tai buvo vienas iš mano sėkmingiausių video, kuris surinko virš, man atrodo, dabar 12 000 peržiūrų, kur man asmeniškai buvo tikrai daug palyginus su kitais mano video, bet čia ir atsiranda problema. Kadangi aš sąlyginai nukopijavau kažkieno kito idėją, jinai performino super, bet kas po to? Ką tu po to pateiksi savo auditorijai? Ir realiai, taip, man buvo smagu padaryti tą video, bet ar aš noriu likusius video kalbėti tik apie kultūrinius skirtumus dalykus gyvenant Portugalijoje? Tikrai ne, tai yra du keliai realiai. Arba tu visą laiką mėgdžius ir kopijuosi kažkokio kito žmogaus idėjas, tiesiog paversi savo kampu ir pasidalinsi savo istoriją, ar tu bandysi naudoti savo kūrybiškumą ir tokiu būdu susikurti savo auditoriją, kuri realiai bus daug tvirtesnė, kuri labiau tavim tikės ir kuri seks tavo turinį, kiekvieną video, kurį tu papaustinsi, sulauksi komentarų, sulauksi palaikymo, asmeninių žinučių. Tai labai svarbu įsigryninti, kokiu keliu tu nori eiti. Tai jeigu tu nori kurti YouTube video, ar tau viduje kirba tas jausmas, kad aš noriu kurti, bet nežinau apie ką, nežinau kaip, tai mano didžiausias patarimas tiesiog pradėti, nes niekada nebus to tobulo laiko, kai visos žvaigždės susidėlios danguje, mėnulio fazės ir taip toliau, kai tu gerai jausies, kai tu būsi pasiruošus, tos akimirkos nebus, nes visą laiką kažkas bus, kas tau trukdys. Tai jeigu tu tikrai turi svajonę, aš noriu kurti turinį, aš noriu mokytis, tai tiesiog yra svarbiausia pradėti, kad ir kaip klišė šitas dalykas skamba, bet tiesiog pasimk popierių, užsirašyk, apie ką tu nori šnekėti ir šnekėk. Ir realiai pirmas video, antras, trečias, ketvirtas, 10, nežinau kiek, tie video niekada nebus tobuli, nes man čia yra pats gražumas žmogaus, kuris nebijo kurti, kad tu niekada nebūsi patenkintas savo darbu. Gal tu tą akimirką ir būsi, papaustinsi, bet kitą dieną peržiūrėsi ir galvosi, galėjau geriau, bet tas iš tikrųjų ir skatina tą visą progresą į geresnę
ne geresnė kūryba, bet tiesiog savo asmeninių įgūdžių lavinimo. Tai kuo tu daugiau video darysi, tuo tu labiau tobulėsi, tuo tu geriau išmoksi montuoti video, tuo tu geriau išmoksi kalbėti prieš kamerą. Ir jeigu tau dar vis baisu, kad ką kiti žmonės pasakys, tai kaip aš ir kalbėjau savo kitose video, tai tau mažiausiai turėtų apie tai rūpėti. Ir per visą šitą savo kūrybinį procesą tu kaip tik gali įsigryninti savo draugus, žmonės, kuriuos tu pažįsti, tie, kurie tave palaikys, skatins, gal parašys gražią žinutę palaikymo, negu tie, kurie tave praignoruos, net jeigu tu ir paprašai, gal gali paspausti mygtuką like, kuris tikrai netima daug laiko, tai tik pirmyn ir tu net nustebsi, kiek iš tikrųjų yra nepažįstamų žmonių, kurie tave palaikys. Ir jeigu tu nori pradėti kur kanalą ir nori to moteriško, tokio draugiško palaikymo, tai visą laiką gali parašyti man žinutę, galim pasikalbėti. Man bus tikrai smagu ir malonu, nes man pats gražiausias dalykas, kai merginos palaiko kitas merginas ir skatina jų svajonės, nes kūrybinėme procese, šiaip kūrybinėme, ar tu kuri kažkokį verslą ar kažką, yra labai svarbu turėti bendruomenę ir žmonės, kurie tave palaikytų. Nes labai dažnai tu būni, bent jau man taip yra, kad aš užverdu savo sultise ir atrodo, kam čia iš viso aš darau, mano idėjos niekam vertos, bet kai tu pasikalbi su kažkuo, iš tikrųjų tau duoda tą atsaką, gali užduoti porą klausimų, kurie tau tik padės patobulinti savo tą kūrybinį vaisių, ką tu kuri, ar tai yra video, ar tai yra verslas kažkoks, tai yra labai labai svarbu kalbėti su kitomis moterimis. Tai per šiuos metus tikrai aš netapau kažkokia didelė youtuberė, nesulaukiau daug peržiūrų, bet ką supratau, kad ne viskas yra matuojama skaičiais ir kad tą sėkmę gali išmatuoti labai per savo asmeninę prizmę. Tai šiai dienai aš tapau ta mergina, kuri tikrai nebuvau prieš metus laiko. Aš tikrai jaučiuosi drąsiau prieš kamerą, aiškiau dėlioju savo mintis. Noriu tikėti, kad pradėjau taisyklingiau kalbėti lietuvių kalbą ir pagaliau nustojau bijoti daryti dalykus, kuriuos aš noriu daryti. Ne tuos, kurie man sako, kad aš turėčiau daryti, bet ko aš noriu viduj. Tai jeigu aš noriu kurti video, aš juos kursiu ir niekas mane šiai dienai jau tikrai nesustabdys. Jei galėčiau grįžti metus atgal, tai tikrai atsisėsčiau vėl prieš savo mažą telefoną, užsidėčiau šitą mažą mikrofoniuką ir kurčiau videos. Tai labai linkiu to paties ir tau.